tai yra tai, ką airiai vadina pilnais airiškais pusryčiais. Tiesą sakant, man sunku būtų įsivaizduoti kasdienoje tokius pusryčius, bet prieš ilgą dieną kelyje atrodo gerai. Tikrai labai pilni airiški pusryčiai. Važiuoju CF Moto 800 MT motociklu. Atnaujintų modelių. Jo pirmtaku nuvažiavau iki Indijos, Nordkepo žiemą ir dar keletas sudėtingesnių kelionių. Viso virš 35 000 km. Šis, neskaitant tokių patogumų kaip CarPlay, šildomų rankenėlių ir sėdynės, kas yra labai svarbu važiuojant žvarbiu oru, turi aklos zonos daviklius. Prideda saugumo. Bet man svarbiau yra laisvės ir ramybės pojūtis, kurį išgyvenu važiuodamas. Tai tarsi meditacija ant ratų. Metai iš metų ją praktikuoju tokiu būdu. Ir kokias nuostabiai gražias pasaulio vietas tiesiogiai patiriu keliaudamas motociklu. Dar nebandėte? Pabandykite. Tik būkite atsargus. Gali patikti. Airiai labai drąsiai ir kūrybingai naudoja ryškias spalvas, o laukinis Atlanto kelias yra nesibaigianti Hollywoodo kuriamų filmų filmavimo aikštelė. Štai jau esu Dunmohead, vakariausiame Airijos taške, kuriame buvo filmuojami legendiniai žvaigždžių karai. Ir to jau pasipasakosiu. Tiesa apie vėją, nes vėjas valo. Nežinau, ar įmanoma girdėti mane, bet tikiuosi, važiuojant į ekstremaliausius taškus, ekstremalios oro sąlygos, nesvietiškai didelis vėjas. Už mano nugaros yra pats vakariausias Airijos taškas, vienas vakariausių Europoje apskritai. Lietus nuolat arba stiprus vėjas, tiksliau stiprus vėjas visada ir lietus, bet labai gražu. Vandens stiprybė, vėjas, laukinė gamta, toliai ir absoliuti ramybė. Wild Atlantic Way yra 180 lankytinų objektų, vieni stipresni už kitus. Daugelis matomi net nestaptelint, kas man labai patinka, tačiau kai kurių praleisti tiesiog nevalia. Moherų olos labai stipri vieta čia Airijoje, virš 200 metrų aukščio kai kurios iš jų ir verta dėmesio. Nuo ramybės ir sočių vaizdų neretai pasimiršta alkis. Na, gal kiek ir didieji airiški pusryčiai žinoma įtakoja. Bet kuriuo atveju jūros gėrybių troškinys ir atrodo tai labai gerai po ilgos vėjuotos dienos. Vien valgau. Tiesa, ar jau minėjau, kad airiai yra be galo draugiški ir ypač lengvai bendraujantys žmonės. Labas vakaras Lietuva. Labas vakaras Lietuva. Good stuff. You welcome to Ireland.